Sveiki atvykę į Afriką. Tai kelionės vlogas į Egiptą, kuris prasidėjo nuo oro uosto. Skridome lėktuvu 4 valandas, tada pasiėmėm daiktus ir dar 1,5 valandos važiavome autobusu iki pat viešbučio. Kaip matote, važiuojame kartu su testuru. Sveiki atvykę į kitą dieną. Tai kaip matot, mes jau ilgais drabužiais. Tai ruošiamės važiuoti į dykumą. Šiandien mūsų laukia dykuma. Ir prieš tai aš jums noriu parodyti kambarį, kuriame mes gyvename. Tai kaip matot, čia įėjimas. Atrodo taip, įeinam. Ir iš karto mums po dešinė yra vonios kambarys. Tai jis yra gan didelis. Čia vat yra dušas. Čia tai vat viskas sudėliota, veidrodis didelis. Ten kabo mūsų džiovinis drabužiai, čia yra vonia, šiaip jinai yra gan nešvari, gal taip iš tolo nesimato, bet jinai nešvari. Labai gražus veidrodis, tada einam toliau. Ir čia laukia mūsų kambarys. Čia irgi veidrodis, čia yra televizorius, stalas. 2 lovos sujungtos į vieną, nes prieš tai buvo atjungtos. Kasparas kažką iš seifo pasiema. Turim seifą, į kurį viską ir sudedam. Tai va toks kambarys. Gan visai erdvus. Čia yra tokia chill zona. Parodau jums balkoną. Balkonas atrodo taip. O Jėzu, ne į tą pusę, sorry. Taip. Vaizdą mes turime į jūrą. Jūra kažkur ten toli. Ne, šiaip netoli. Visai netoli. Čia yra priešais mūsų viešbutis, bet iš šitų vat pusių yra parduotuvėlės, kur gali nueiti kažką nusipirkti. Mes ten nebuvome ir neįsime. O čia yra mūsų viešbučio zona, tai ten yra baseinas. Šeimos zona skaidasi, nes ten daug vaikų yra. Ateina tėvai su vaikais. Tai vat, toks mūsų gražus kambariukas. Tvarkingas, visai tvarkingas, kiekvieną dieną tvarko. Tai vat, kambarys yra toks. O dabar mūsų laukia, nes dabar jau yra 12:03:04, mes dabar einam į apačią ir važiuosim į dykumą. We will have the first. Aš pasiruošęs. Matot, kaip gerai uždėjau. Dabar mūsų laukia 45 minučių važinėjimas keturračiais. Tai va dabar išsirenkam patį gražiausią, patį nuostabiausią. Ir galėsim važinėti šitoj kažkur teritorijai. Sustojom per traukėliai, vat nuotraukom. Labai fain. Tau patiko, kas per? Nelabai. Labai lėtai važiuojam, nes 2 paskutinės... Neduoda paišdykauti. Negalima sukiuotis. Kai nusisko, tada galima tik paišdykauti. Negalima sukiuotis, galima važiuoti tik tiesiai. Iš paskui visą laiką važiuojam vorele, vienas paskui kitą. Duoda paragauti cukrų. Andris. Labai saldu. We are not actors. It's not special for tourists. They have water. They have no problem with water. Because Egypt, we have part in Africa and part in Asia. This part in Africa, we are near from Luxor. We have no problem with water. Okay? And they making like marketing with Hurghada. Dabar parodys, kaip beduinų moteris gamins duoną.
Beduininė duona. Man atrodo įprasta, bet tokia visai skani. Duokit man pravą. O, ačiū. Pavaišins arbata. Mūsų gidas pasakoja, kad jie irgi užsiminėja turizmu. Pažiūrėkit, kiek daug mašinų. Atvažiavome į kalną, kuris iš vienos pusės yra akmenys, o iš kitos pusės vien smėlis. Tai mes užlipsim į tą kalną ir čiuošime. Kur tu čiuoši? Į kitą pusę kalno. Pažiūrėkit, koks grožis už manęs. Pažiūrėkit, visoje dykumoje ten yra medis, o ten yra šulinys, vandens šulinys. Čia yra vandens. Mes einam dabar prie to kalno, prie to vat kalno ir čiuošim žemyn. Pažiūrėkit, kaip gražu. Labai gražu. He said that's not good. Nečiužia? Mes atvažiavom į vakarienę. Dabar čia atsisėdam. Mūsų vieta yra tas staliukas, ten mes sėdėsim. Čia dabar vyks vakarienė ir pilvo šokis. Vakarienės stalas atrodo taip, pasiėmė vat lėkštę, kuri čia švariausia, tebūnė šita. Šakutė ir įsidedi savo maisto. Iš viešbučio mus pasiėmė su autobusiuku, su kuriuo važiavome iki pat Hurgados miesto. Iš ten ir plaukėme su jachta į jūrą. Kaip matome, teritorija labai saugoma, todėl pravažiuojame per apsaugos punktus, kurie tikrina įvažiuojančias ir išvažiuojančias mašinas iš viešbučio teritorijų. Į mūsų ekskursiją buvo įskaičiuotas snorkelingas, apsilankymas saloje ir taip pat vakarienė pačiame laive. Už tai mes sumokėjome po 35 eurus kiekvienam žmogui. Su jachta mes plaukėme ne vieni, o su kitais žmonėmis. Tad turėjom sustoti kitose viešbučiuose ir pasimti kitus žmonės. Einant į jachtą būtinai reikia nusiimti batus. Tada turėsim pasirašyti čia dokumentus dėl saugumo. Dar surinkinėja po $5 nuo žmogaus. Kažkoks mokestis. Didžiąją dalį laiko mes deginomės ir mėgavomės saulę ir jūrą. Taip pat turėjom galimybę pasinaudoti vandens pramogomis, kurios atrodo iš šalies labai ekstremalios, bet iš tikrųjų nebuvo labai baisu. Buvo visai smagi pramoga. More! Be crazy! More! Yes!
Stebim delfiną, kažkur yra. Ai, šuka! Hola, 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 dolphin, hola. Hola, amigo. Aš matau. Jūs tik pažiūrėkit, supermarketas prisikabina ir gali įsigyti kažko. Bando prikabinti inkarą. Kasparai, kaip tau? Patinka? Bet tau šalta? Mumis skaičiuoti pietus laive. Kokią lėkštę pačią gražiausią susirinksi? Plastmasinės. يلا مشي 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 رجلكم معلقه معلقه بليز مكرونه يلا جيب شي ماكدونالدز ماكدونالدز هم يام يام ريز مكرونه Okay. It's okay for you. Bon appétit. Thank you. Ja, na appetit. Hello. Hello, grazie, как дела? Все хорошо? ريز مكرونه أبو عمر. أبو عمر. لا أنا قارن. Oh, sorry, Kasparai. شكرا. Welcome, Jake. Pažiūrėkit, čia vietinis su mumis atvažiavo fotografas, kuris verčia visus pozuoti. Sala vadinasi Orange. Orange. Mums išskyrė vietą šitą visą alėją, tai šitą alėją yra mūsų. Mes tik ten galim gulėti. Čia bando pagauti žuvį berniukas. O čia realijos tokios, kad atstovė eilė žmonių, kad nusifotografuot prie šitų supinių. Su tokiu vaizdu. Mes irgi laukiame taip. Čia netgi yra tas fotografas, kuris galite nufotografuoti. Po visos dienos pramogų, taip gražiai palydint saulėlydį, mes grįžtam namo. Ekskursija baigėsi. Dabar yra 5:30 vakaro. Ir kaip jūs galvojat, kur mes einame? Ne į barą, bet mes einame sportuoti. Šiandien dar nepadarėm treniruotės, tai turim padaryti treniruotę. Šiandien manęs laukia 20 minučių ir plus 15 kartų po minutę. O čia atrodo taip mūsų koridorius. Treniruotė padaryta. Dabar laikas
eiti nusiprausti ir vakarienės. Žinau, kad atostogos yra puikiai galimybė ugdyti savo discipliną, tad jeigu jūs atostogose, tai nepamirškite pasportuoti, o jeigu ne atostogose, tai atsistokit nuo sofos ir padarykit 5 taisyklingus pritūpimus. Mūsų laukia tunas. Jie išdarinėja, nežinau, ar taip gražiai rodyt. Tai ten iš karto vietoj kepa. Dar laukiam tuno. Mūsų vakarienės vieta bus lauke, bet šiaip tai yra vėsu, 12 gal 15 laipsnių šilumos. Ten visi sėdi viduje valgo. Mes pradėsim, kaip ir rodžiau, nuo kalmarių ir krevečių. Ir tai jau ateina Kasparas. Čia tai yra kiti žmonės, kurie vakariniauja lauke, bet šiaip didžioji dalis vakariniauja visi viduje, nešalta. Visi kaip matot, su megztiniais. Sveiki atvykę į mūsų pusryčius. Parodysiu jums, kaip atrodo pusryčiai. Šiaip visą laiką pusryčiai, pietus ir vakarienė vyksta čia. Dar yra papildomi keli restoranai, kuriuos gali nueiti. Vaisiai. Datulės, greipfrutai, medaus yra, džemų pilna, razinos, o netgi granatų yra mirkytų, vaisių nepjaustytų yra, o dar čia sūrių paletė, salotų gali pasidaryti savo. Čia šitoj pusėje viskas apie duoną, su bulkom. Nueini, eilė atsistoja ir tau iškepa kiaušinių, kokių tu nori. Praėjo nedaug nemažai, apie 10 minučių. Stovimo eilė ir kiaušiniai ant mano lėkštės. Kasparas jau spėjo viską suvalgyti. Savo patiekalą. Salotos ir omletas. O su tokiu gražių vaizdų mes ir pusryčiausime. Iš pusryčių persikraustėm prie baseino. Čia yra toks šeimų baseinas, tėvų su vaikais. Mes čia atėjome, nes čia yra gultų. O ten už viešbučio prie jūros netoli yra didesnis baseinas, kuriame dažniausiai gultų nėra, nes visi labai iš anksti ateina, pasideda savo rankšluosčius, kur tiesiog negali atsigulti ant gulto, nes jis yra užimtas. Tai atėjome, skaitome knygą, deginamės. Atėjome į restoraną, į vakarienę. Šiandien mūsų laukia itališka vakarienė. Turėjo būti kalmaras, bet kalmaro žiedai irgi tinka. Kasparai, ragauk ir sakyk, ar skanu. Tai tas pats, kur paprastam šitam, tas paketas kitaip. Jo. Atvažiavome į Hurgados miestą prie mečetės. Tam, kad įeiti į mečetę, reikia nusipirkti suknelę, tik nežinau, ar reikės ją grąžinti. Jinai kainuoja $1. Tai dar užsidėti suknelę, prisimatuoji ir sumoki. Mečetėj filmuoti negalima, bet čia prieš įėjimą būtinai reikia nusimti batus ir tada galima įeiti. Ir dabar tai yra, bet vis tiek prieš 10 metų buvo daug daugiau. Plaukėte į visas jūros išvykas, tai čia stovi visų turų operatorių, ne mūsų čia laivai, bet nuomojami, būtent visų turų operatorių laivai išplaukinėja jūrą iš čia. Klasėse pas juos yra minimum po 50 vaikų su viena mokytoja. Tai jau tai tau padiktuoja, kad tie vaikai nelabai ką gali išmokti. Atvežė į parduotuvę, aišku, apsipirkti. Čia jau antra parduotuvė, kurioje yra visko.
Čia yra tabakas, akiniai, šampūnai, saldainiai. Dabar pas juos yra mangų sezonas. Pažiūrėkit, kokie mangai. Dideli. Takanalas. Labai skanus, sakė šitas vaisius, bet jis yra per kietas, dar reikia jam panokti, sakė. Bet labai skanus. Mandarinai. Ir dar, pamiršau, kaip vadinasi, bet vaisius, kuris panašus į mandariną. Šitos sultis mums kainavo $1. Ar skanu, Kasparai? Tiek vat figų toj parduotuvėlėje arba turguje kainavo mums $1. Jūs tik pažiūrėkit. Čia sakė, valgyti jas reikia su odele. Tai mes išplausim ir labai skaniai valgysim šitas figas. Šiandien yra paskutinioji mūsų atostogų pilna diena. Kasparai, kaip tu jautiesi? Ką tai reiškia? Einam nardyti jūrą. Šiaip mūsų viešbučio teritorijai yra koralai, tai bandysiu jums nufilmuoti kažką. Šiaip labai gražios žuvelės ten yra. O čia nešioja gėrimus. Aš atėjau ledų. Tikiuosi, kad bus, nes prieš tai nebuvo. O ten va, matot, per tiltelį eisim ir nardysim. Čia jau tokia teritorija. Parodysim. Tokia alėja. Į tą pusę 1,5 kilometro yra viešbučiai. Ir taip pat į tą pusę, tik ten, kaip matot, dar užsisuka dar toliau. Tai tą pusę mes bėgom 4 kilometrus į priekį. Tai irgi čia visur viešbučiai yra. O taip atrodo mūsų teritorija viešbučio. Parodo. Labai graži žolytė užsodinta čia. Čia italų restoranas, o čia meksikietiškas. Čia mes eisim vakarienės į tą meksikietišką restoranėlį. Kaip jūs galvojat? Ledų aišku nebuvo. Mes čia esam 7 naktys, dar nei karto nevalgiau ledų, nes jų visą laiką pas juos nebūna. Va taip. Arba siunčia į kitą vietą, į kitą kioskelį, kuriame irgi jų nėra. Iš ten siunčia dar į kitą kioskelį. Tai vienu žodžiu, einu nardyt be ledų. Šiandien yra mūsų paskutinioji diena, todėl mes visą dieną esam viešbuty ir visą dieną deginamės, tik tais keičiam lokacijas. Keičiam baseinus, nes yra keli baseinai, tai iš vieno migruojam į kitą baseiną. Dabar po 3 šiek tiek, tai čia saulė bus iki 5 maždaug, tai dar turim 2 valandas pasideginti. Ir tada mūsų lauks treniruotė ir vakarienė meksikietiškam restorane. Mes jau išsikraustom. Daiktai vat sudėti. Ir jau važiuojam namo. Dabar yra 7:15, 7:05 mus pasiema iš viešbučio. Dar spėsim nueit kavos atsigerti. Mes jau esame oro uoste, tai tikriausiai į pabaigą norėčiau padėkoti, kad žiūrėjote šį video
šios atostogos buvo daugiau tokios poilsinės, daugiau buvo tikslas tikriausiai išsimiegoti, pailsėti, apie nieką negalvoti, tai ir vykdėm, tai padarėm, daug ilsėjomės, daug deginomės. Kaip tikriausiai pastebėjote, mes skrydome su testūru, kur kelionė buvo, kur viskas įskaičiuota, tai turėjom patys pirktis tam tikras ekskursijas, kur buvom nuvažiavę. Tai šiaip buvo labai smagu, negalėčiau pasakyti, kad viešbutis ar yra labai blogas, ar labai geras. Man atrodo, tokio tipo kelionės, tie viešbučiai yra visi panašaus tipo, vienodi, daug maisto, visokiausių niuansų, galbūt savo pliusų ir savo minusų. Tai noriu tik pasidžiaugti, kad buvo smagi kelionė, gerai pailsėjome, gerai patostagavome, pasilgome savo darbu, tai dabar grįžtam su gera nuotaika, kalėdinė nuotaika jau namo. Beje, norėjau dar pasakyti, kodėl filmavau šią kelionę, nes prieš kelionę buvau atsisėdus vieną vakarą ir peržiūrėjau savo YouTube kanale visas keliones, kuriuose buvau. Tai iš tikrųjų buvo labai smagu prisiminti tas visas keliones, nes, kaip žinia, jos greitai pasimiršta, nuotraukų ne visada pasižiūri, o tas vlogas tai toks smagus prisiminimas, kad tu buvai, ką tu ten patyrei, kokios ten buvo emocijos, tai todėl ir filmavau šį vlogą, kad tiesiog prisiminti, kaip buvo smagu ir kai ateis laikas, galbūt kai bus liūdna, pasilgsiu kelionių, tiesiog įjungti ir pažiūrėti, kaip buvo šitoj kelioniai smagu. Tai ačiū Jums dar kartą labai ir iki kitų kartų. Ate.